Rytas Klaidai. Važiuojam į Druskininkus atremti Deimantę. Varom. Varom. Ar kitus bachuriukus pagaudyti? Visus remsim. Nu, davai. Somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much too... Einam gripingą išklausyti už poros minučių bus, pasakys, kaip važiuot, ką galima daryti, ko negalima. Trasa higiena, vieta higiena ir iš tikrųjų, čia tokia galiu pasakyti, drifto meka. Nes, pavyzdžiui, su plyta, tai ten be šansų važiuoti taip. Gerai. Šaunam žalius lipdukus, ką galėtų remti. Yra žali, geltoni, raudoni. Raudoni neremti, geltoni arba remti, arba neremti, o žali visada remti. Bandysim stumdyti, stresuoti. It's much to bear and you don't care and I won't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I'll get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Atvažiavom su tikslu Deimantę remti, jinai gudresnė, jin pirmą atremė mumis, tai čia apgavo. Visą planą iš kažkur sužinojo. Trasa gera, greita, antras dugnas kaip ir patuvas, bet labai smagiai yra laiko pagalvoti, jeigu plačiai paėmė posūkį, tai sakykime, super mano stiliaus trasa. Bandėm pagauti ir pro lygos driverius, visiems pro, tai fainai viskas gaunas. Be avarijų, be sulūžimų, viskas gerai, bandėm pagauti Deimantę. Va! Ir ant mano žodžių sudužimas. O, tu velnias. Va, varom ruoštis rytoj, persigalvot naujas padangas. Per rytoj nuo ryto nebereiktų, išlošim laiko. The next day. Labas rytas, nu ką, pailsėjom Henytės dvare. Mafijos kronika visą miegodavo, tai sakykime išmiegojom gerai. Važiuojom daryti kvalifikaciją, treniruotis ir bandysim top 3-2. Gal šiandien pakliūsim. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you. I cried with you, now wanna be alone. I lied for you, I tried for you. You wouldn't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite the things you said that I should be. Dar 2016 metais, galbūt ir dar anksčiau jisai yra pilotavęs tobulybę, bet iš esmės senas mokikanas, žino, ką reiškia ir laimėti, žino, ką reiškia ir skaudžiai nukentėti, ir ką reiškia ką galėjom pasiruošėm, maksimaliai, daugiau geriau negalėjom pasiruošti. Dabar bandysim viską įrodyti, žinai, kad tikimės, kad viskas bus laimingai, žinai, svarbu top 3 pakliūti, aplenk bent vieną porą tikslas, jeigu aplenktume 2 poras, su to kosmosas. Tai va, mes driveriai pro lygos ir semi pro atvažiavę, šiandien stryto etapas, čia visi rimti vyrai suvažiavę, tai visi susiaušiais, visi geri driveriai, tai kad čia yra reikalų, krūva reikalų, bet bus gerai. O čia Audrius Kasparas, 86 skaitiniai balai, kol kas šis penketukas automobilių užsipretendavo per pirmosius bandymus top 3 vietas. Audrius Kasparas, 86 įskaitiniai balai pirmoji bandymų. Ką pademonstruos, pasireviruos antroji bandymų.
Gražiai nusekliai, akceleratorius iki galo, kol kas kuo puikiausia Beethoveno muzika čia. Iš tikrųjų tikriausio Audriaus Kasparo paketo. Tai išties puikus, geras pasirodymas. 90 kvalifikacijai buvo tikslas arba 85 arba 90, tai antri dabar likom. Ar aplenks kažkas ar ne, nežinom, bet suvažiavom ką galėjom, su 2.05 padanga, ne su 2.25 ir jėga, viskas liuks. Varysim toliau, remsim duris, bandysim bunkerį ką nors, bunkerių nesaugosim, viskas, nėra kur dingtis, jo, liuksas. Silpniausias oponentas Grėjus Joris Bugenis, 27 pagal kvalifikaciją. Na, Grėjui Joriui Bugeniui tikrai nevertėtų traukyti rankinio, kai dar to greičio tikrai į valias trūksta. O... Ne, kad abudu tai tikrai. Bet kad Audrius Kasparas daro klaidą, va čia yra situacija tokia. Suteikia mums puikios kokybės būtent tiesioginė transliacija, taip pat dėkojame ir partneriams Capital.com. O dabar, ponas ir ponai, čia tikrai du ryškus oponentai. Audrius Kasparas ir Raimondas Petrauskas. Šaudo švilpukai, labai rimta technika čia viename. Kas čia buvo? Audrius Kasparas dabar seks iš paškos su baltos spalvos M3, o Raimondas Petrauskas su savo juodos spalvos kompakčiukų priekyje. Labai nekoks įvažiavimas. Deja, bet Petrauskas daro kritinę klaidą, labai keistų kampų įvažiuoja į pirmąją kilpą ir važiuoja tiesiai. Etapas. Arena Cup druskininkai antrasis etapas. Gustas Valainis atidaro šią dvikovą nepriekaištingai, tuo tarpu Ponaitis Audrius turi šiokių tokių iššūkių prieš Gustą Valainį. Audrius Kasparas panašu, kad bent jau pirmosiuose posūkiuose tikrai ne iki galo susitvarko su netgi tam tikrą prasme labiau patyrusiu, tačiau jaunesniu savo kolega. Vengia kažkokių tai klaidų, tai yra ir psichologiniai faktoriai, bet kita vertus reikėtų pagirti, kad vis daugiau jaunuomenės ir žmonių prisijungia prie šio sporto. Dabar įvažiuoja geriau, gerokai geriau Audrius Kasparas savo pirmąjį šios trasos lankstą. Čia pakankamai toli nuo įskaitinės clipping zonos Audrius Kasparas. Čia reikėtų nepamesti savo bolido kontrolės. Čia pernelik greitai, tačiau pakankamai ryškiai gerai suvažiuoja, tačiau pažiūrėkite, Gustas Valainis. Ką tik baigėm kovą, top 8 pabaigas, su Gustu Valainiu pralaimėjau, pamečiau priekį, jam sakant, čeisinant ir prasidėjo tokia makalynė, o jisai kadangi super greitas ir talentingas vaikas, tai rūko ir nuško, bandžiau dar kampą kirsti, davėjau, šiek tiek, viskas jau pralaimėta kova, o mane užrėmė vyriškai. Jaunuolis užrėmė su visais kiaušais, atžymėjo mašinytę, tai sakykim visas tikrai respektas jaunimui. Šiandien matavau su juo, niekados nepagavau taip, kaip turėjau pagauti ir per top 8 susitikom ir įrodė, kad stipresnis. Nu ką, bandysim treniruotis, vytis top 8, jau nėra blogai.